šita programa būtų labai gerai žmonėm, nes jie gali išbandyti save skirtingose sąlygose. Gali išbandyti kažką naujo, pabandyti komandinį darbą ir gyvenimą kartu. Ne kiekvienas žmogus tai yra išbandęs. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu ir jaunam, ir vyresniam žmogui pabūti dalim bendruomenę, susivienyti kartu ir dirbti kartu ir susikaupti ties tom, ką jie kūrė. Toks neformalus mokymasis ir apskritai tokia inovatyvi mokykla, man atrodo, yra reikalinga, nes mes gyvename tokiame laike, kai yra tiek daug informacijos, tiek daug skirtingų pasirinkimų, kad daug žmonių perdega, daug žmonių pasimeta tose skirtingose keliuose. Aš taip pat turėjau tokių epizodų savo gyvenime, tai toks sustojimas, pergalvojimas, naujų įgūdžių susikūrimas, naujos bendruomenės atradimas, manau, kad tikrai yra labai naudinga ir gali padėti tokiuose epizoduose, kai galbūt nebūtinai žinai tą savo kryptį ir sustojęs, pamatęs galbūt savo gyvenimo iš skirtingų pusių, galėtų tikrai privesti prie tokių išgalvotų, išjaustų sprendimų ir pakeisti savo gyvenimo kryptį. Mūsų mokyklos tikslas tai yra ugdyti tokias kompetencijas, apie kurias mes negalim perskaityti knygose. Apie drąsą, apie motyvaciją, apie discipliną, apie savęs pažinimą. Man sunku pasakyti, ką kiekvienas dalyvis gautų iš mūsų mokyklos. Todėl, kad mano nuomonė, kiekvienas dalyvis gaus tą, ko jiems daugiausiai reikalinga. Per bendruomenės procesus, per savęs vystymąsi, per tyrimus, mokslus ir bendravimus su ekspertais, kiekvienas žmogus pabandys išvystyti tas kompetencijas, kurių jiems daugiausiai trūksta. Lietuvoje turim labai daug socialinių problemų, turim labai nemažai resursų joms spręsti, bet mums vis dar labai trūksta gražių, inovatyvių sprendimų, kurie keistų žmonių gyvenimus su labai kietais žmonėm. Tai dėl to mes sukūrėm inovatorių mokyklą, dėl to labai tikimės, kad inovatorių mokykla sulauks daug mokinių per laikotarpį ir kartu turėsim Lietuvoje daug gražių žmonių, kurie kuria kitokią Lietuvą. O kita vertus, ne veltui inovatorių mokyklą pirmąją darome Antalieptėje, tai yra kaimiškoje vietovėje, mažame miestelyje, kadangi labai tikim, kad tokio tipo mokyklos jos galėtų plėstis ir kitose Lietuvos kaimeliuose, kuriant alternatyvą edukacijom, švietimui, bendruomenių iniciatyvom ir žmonių ugdymui. Lietuvai trūksta inovatorių, galinčių padaryti kažką daugiau apart šnekėjimo ir turinčių ne tik idėjų, bet galinčių jas įgyvendinti. Man atrodo, inovatorių mokykla tai tik pirmas žingsnis ir po 5 metų paaiškės, kad tokių inovatorių mokyklų yra dar 10 Lietuvoje ir tai gal net bus per mažai, kad mes taptume įdomesnė, geresnė šalim, nežinau, lygesnė, aktyvesnė ir draugiškesnė šalimi, negu kad esame dabar. Nes pokyčių reikia visur, visose srityse ir ypač teigiamų pokyčių, ypač tokių, kurias aš tikiu, kad inovatorių mokyklos auklėtiniai, moksleiviai, dalyviai gali atnešti, bet visose srityse. Ačiū.